Labą dieną, kaip ir buvau žadėjęs savaitės pradžioje, jums šiek tiek papasakoti, kas man iš laiko planavimo, kodėl reikalinga savo laiką planuoti, tai bandau grąžinti skolą vaizdo įrašų, tai bet kokiu atveju laiko planavimas kiekvienam iš mūsų padeda pasiekti savo tikslų. Daugumą žmonių sutinku, kurie sako, na, ten žmogus planuoja, Dievas juokiasi, iš tikrųjų nėra tai. Dievas turi pakankamai daug veiklos ir dėl to jis neturi laiko žiūrėti, kas mums išeina ar neišeina. Dėl to kiekvienas žmogus, planuodamas savo laiką, turi išsigryninti tikslus ir jų siekti. Net šiuo atveju tikslai visada turi būti aiškus, konkretus, ten kiek ko per kiek kur padaryti. Aš galiu sakyti paprastą pavyzdį, mes šeimoje susidūrėjom kartais, kokių renginių į mėnesį turim nueiti ir tada nueinam. Bet aš pastebėjau, kai prieš tai metais mes mums susirašė ir ant šiltuvo pasikavinę, kad tokį mėnesį einam į tokį renginį, kitą, mums daug sėkmingiau sekėsi įgyvendinti. Tai mes turėjom aiškiai atlikti darbotvarkę. Šiais metais kažkaip daugiau gavosi ekspromtu, aišku, jau yra įgūdis nuo praeitų metų ir mes ten vieną kitą renginį tikrai nueinam, bet man trūksta plano. Dėl to aš sakau, kad kultūrinis gyvenimas ten yra šiek tiek prastesnis šis metas. Kitas dalykas, aišku, planuodamas, taupydamas laiką, aš galiu skirti esamą. Aš išmoksti žmogus, išsiskirti, kokie darbai tai yra pagrindiniai, su kokiais žmonėmis tau yra svarbiau bendrauti, kas yra tavo draugai, kiek tu ir ko gali nuveikti su savo vaikais ir panašiai. Dėl to, jeigu aš nesugebu suvaldyti savo laiko, bet kokiu atveju aš neturėsiu laiko draugams, aš būsiu nuolatos įsitempęs, pavargęs, piktas. Aišku, laiko planavimas padeda surasti laiko poilsiui. Esu matęs kažkoje teoriniai knygai, kad kiekvienas doras žmogus turi 33% laiko skirti savo darbams, 33% šeimai ir 33% savo. Deja, to nepavyksta praktikoje iki galo gyvenimo. Aišku, kai kuriais atvejais tu gali sakyti, kad tam tikra darbinė dalis iš tų 33% sutampa su tavo asmeninė, nes mano darbas yra hobis, bet ne kiekvienam tai žmogui pasisekė. Dėl to, jeigu jūs irgi dėliojate savo tam tikrus darbus, jūs turite paskaičiuoti, kiek laiko skiria darbui. Kai kuriais atvejais būna dienų, kai aš skiriu 12-14 valandų darbui, reiškia, aš lieku skolingas savo, aš lieku skolingas savo šeimai ir aš tada planuoju, kada ir kaip ką atiduosiu. Savo programoje net naudoju sąvoką, aš pažymiu geltoną spalvą poilsį. Poilsis pats savo, poilsis su šeima ar poilsis su draugais. Ir kai išmoksti gerai planuoti, tada pavyksta su draugais, su jų vaikais nuvykti į kokį pirštą ir praleisti savaitgalį sėkmingai, tad nuvyksti suplanuoti ir su vaikais pasivažinėti dviračiais, lygiai taip pačiai pažvejoti. Tai dėl to patariu kiekvienam iš jūsų išmokti skaičiuoti, tai yra kiek laiko, kiam darbui jūs galite skirti ir kiek ką padarote, lygiai taip pačiai naudoti tam tikrus įrankius. Nebijokite užsirašyti, yra paprastos protingos knygos, kalendoriai, kuriuose galite žymėtis, kada ir kokius darbus turite padaryti. Aišku, šiais laikais elektroniniam amžiui galite bet kuriam mobiliam telefonui naudotis kalendorių. Yra įvairiausių programų online, kurias galite naudoti ir taip bus galimybė jums sutaupyti savo laiko ir mėgautis savo laiko. Ačiū Jums. Daugiau apie laiko planavimą pardavimuose aš papasakosiu seminare sėkmingų pardavimų formulės. Iki.